Vos porą savaičių veikianti Šventosios uostas uždarytas. Dėl stiprių vėjų smėliu užneštas įplaukos kanalas, todėl laivams uždrausta į uostą įplaukti. Šventosios uostas triukšmingai atidarytas prieš porą savaičių. Uostas dabar yra uždarytas, įėjimo kanalas užkištas smėliu. Papūtė vėjas, jis buvo gana stiprus ir tai, kas turėjo vykti truputėlį vėliau, įvyko truputėlį anksčiau. Šiuo kanalu galėjo plaukti įvairaus dydžio jachtos, tačiau dabar jis tinkamas tik tokioms pramogoms. Tikrai nepatarčiau niekam, ypač su didelė grimzle, mėginti. Nebent yra išprotėjęs buriuotojas ir nori savo laivą sudaužyti. Specialistai prognozavo, kad uostas dėl stiprių vėjų gali būti užneštas smėliu tik rudenį. Pasak uostininkų, to buvo galima išvengti, jeigu techninio projektų rengėjai būtų iš karto numatę sutvirtinti šlaitus. Skaitau komentarus, tai štai praplovė 4 milijonus ir taip toliau. Iš tikrųjų, liks ir tos krantinės švartavimuisi ir visas gerbūvis įrengtas, o čia, iš tikrųjų, kaip sakau, 500 000 litų, kurį sutaupėme, tikrai užteks tam sutvirtinti. Gaila, kad techninis projektas taip netoliarediškai nebuvo numatęs to krantų tvirtinimo jau pirmajame etape. Projektą rengę mokslininkai sako, vargu ar krantų tvirtinimas būtų padėjęs. Normalu yra, įsivaizduojat, kad Klaipėdos uostas visą laiką valo savo uostą, kasmet valo. Taip. Ir tas smėlį, kurį įneša iš jūros ir kurį atneša iš Kuršių marių, jis surenka, išveža į jūrą ir išpila. O Šventosios uoste pats uostas nepastatytas taip, kad jame būtų kuo mažiau to smėlio. Šventosios uosto atstovai teigia, kad iš naujo išvalius kanalą laivai čia galės įplaukti anksčiausiai po mėnesio.